prie jūsų priartinti ir tikiuosi, kad jie padės mums suprasti, kaip skiriasi gyvenimo būdas anuomet ir dabar, kaip skiriasi pasaulėžiūra anuomet ir dabar, kaip skiriasi žmogaus žvilgsnis į kosmosą šiandien. Kam to reikia, kad pajustumėte? Tai iš tikrųjų praeities žmogus ekonomikos, pinigų ir daugelio dalykų, kurie šiandien daro mūsų nepriklausomus, nesvarbu mums žiema ar vasara, mūsų pajamos tos pačios mūsų sąskaitose. Daug gerybės kaupėsi, o senovės žmogus, kaip žinia, buvo labai priklausomus nuo to, kas yra lauke, kokie yra metų laikai, tokie jo ir darbai, kokie yra metų laikai, tokios ir veiklos. Nu, klausia, kaip paklausia. Žuvis negali nepaklausti, nes žuvis yra basinis ženklas, turi paklausti. Tai jis yra ant to klainėlio, matom, kuklės žuvinės ir tas vykantis. Jos palaikotas lygiai taip pat. Danguje matyti yra tokia figūra, kur kitaip neišvaizduoja. Nu, pavyzdžiui, šumelį įsivaizdavo, tai ketvirtviso krekštas, kur taip sparnus įsivaizdavo. O šiaip labai gražiai žuvis projektuojamos ant pėdos, kai bandoma projektuoti kartais į medį, projektuojamas vertikalus pasaulio iščiapjūvis, kartais į žmogų. Tai žmogų žuvis būna ant padų ir labai jos gerai tinka. Va viena žuvis, pakita, o tas pikantis žuvis. Stovi, taip. Dabar kartais tarp tų dviejų žuvų, beje viena žuvis neria ten gilin į vandenį, o kita šoka į krantą. Vandens linija paaišina tarp tų žuvų. Ir idėja tokia, vienas menybės dalis neria į vandenį, kita iš krantą. Tai žmogus tarsi pusę savo natūros